Šiaip regioninė parko teritorija karjerai nepatenka, visgi yra dirbama teritorija, matot, milžiniška technika, jie eksploatuoja. Tai žingsniuojantis eskalatoriai yra, jie skirti grūdui nukasinėti, sauvolį iškasti prie traukinių linijos arčiau. Žingsniuojantis eskalatoriaus kažkur svoris yra 750 tonų. Vienas žingsniuojantis eskalatorius. Jis yra varomas elektros energija, visur matot aukštos įtampos kabeliai išvedžioti. Na ir strėlės irgi apie 30 ar 60 metrų kažkur. Akmenės rajone yra netgi 3 karjerai tokie dideli. Tai vienas yra Menčiukai, tai yra Saldiškių karjeras, kur kasa molį Triaso periodo, po to yra Menčių karjeras, kur kasa Flinti termo periodo ir dar yra vienas akmenės cemento gamykla, kur yra ten irgi Flinti kasa. Ir Lietuvoje yra 4 tokio dydžio ekskavatoriai. Pabaltį didesni tik yra Estijoje, o Latvijoje iš vis neturi. Tai jie labai įdomiai juda, jie žingsniuojantis yra vadinami, padas apvalus yra, ant jo supinėjasi šis ekskavatorius. Vienas kiaušas apie 10 tonų pakabina, realiai gali lengvoji mašina įvažiuoti į kiaušą ir mūsų visa grupė sutilptų į kiaušą. O šiaip pats molis yra naudojamas cemento pramonėje. Labai švarus, labai grynas yra, kada arčiau nueisit molio, paimsit tiesiog švelniai jausis, kad trypa tarp pirštų ir be jokių akmenukų. Cemento pramonėje naudojamas 30% kažkur produkcijos į cemento gamybos procesą naudojama. Ta linija keliauja tik iki naujos akmenės cemento gamyklos. Tai traukiniai, kada pasikrauna, jie keliauja tiesiai į cemento gamyklą ir ten yra iškraunami. Triaso periodu pirmieji dinozaurai atsirado, o Triaso periodas buvo prieš 200-250 milijonų metų. O aukščiau tie kalnai, kur dabar aplink karjerą yra subilti, tai čia yra prisikasimas, tai visas tas gruntas iki Triaso periodo. Tai realiai jaučiat, kad ėjom nuo aukštesnės dalies į gilesnį. Čia yra pats giliausias Lietuvoje karjeras ir akivaizdžiai jaučiasi, kad mes ten giliai einam žemyn. Realiai, kada buvo reljefas lygus, tos gruntus nukasinėjom subtiliai į kalnus ir kada nukasinėjom, prisikasė ir prie jūros periodo. Tai dabar, kada ieškosim fosilijų jūros periodo ir ten pusiausiai dinozaurų buvo ir vandens gyvūnų, čia tikriausiai buvęs gal kažkoks vandenynas, seklus dugnas ir ar pliažas gal netgi ir suskalavo viską į vieną vietą ir dabar tų fosilijų galės surasti. Dabar tikriausiai ir bandysim ieškoti. Eisim į kalnus! O šiaip yra orchidėjinės klasės. Čia jis dažnas reiškinys, ar čia pas mūsų kraštuose, ar čia... Mūsų kraštai yra daugiausiai rūšių, bet šiaip tai ganėtinai sunkiai auganti, nes jai reikia ir grybo, kada sėkla pasisėja, keletą metų jį turi, kol pradeda augti. Tai yra Triaso laikotarpis. Jis matot truko 50 milijonų metų. Tai buvo labai sausringa vieta, čia buvo įsivaizduokit dykuma laika. Vėliau, prieš 201 milijonų metų, prasidėjo kitas geologinis laikotarpis. Tai yra jūros laikotarpis. Į jūros nuosėdas taip pat mes nueisime. Jos čia yra paviršiuje, bet jos nereikalingos kaip molis. Molis žinot, kam reikalingas. Jis vežamas į akmenės cemento gamyklą, iš jo gaminamas cementas. Nu tai kaip viena iš sudedamųjų cemento dalių. Dabargi jūros laikotarpio uolienos, kurias mes aplankysim, jau vėlesnės. Bet jos nereikalingos, tai jas dažniausiai pila į tuos kalnus didelius matys. Tai daugiausia fosilijų mes įrasim tų 2 sluoksnių
vat ko žymu šitas karjeras, vaikai, kad čia yra rasta pirmieji dinozauro pėdsakai, vadinkim. Tai yra keletą kauliukų fragmentų ir keletą dantukų. Tai vat mūsų ekspedicija prieš 2 metus surinko net 13 tokių dantukų ir dabar juos jau nuvežėm į Vilnių. Specialistai ištyrė, tai tie dantukai priklauso tokiai išnykusiai ryklių rūšiai, kurie vadinosi higodus. Jų pelekai pasibaigdavo tokiais smaigais. Tos rūšies jau nebėra. Tai va mes irgi padarėm tokį atradimą. Ir aišku, fitozauras, apie kurį jūs tikriausiai skaitėte ir Ventos regioninio parko tinklapyje. Tai yra primenantys dabartinį krokodilą, roplys, jūrinis roplys. O dabar kodėlgi mes tiek daug metų čia važinėjom ir kodėl mes ieškom tų dinozaurų? O todėl, kad vaikai, dinozaurų maisto šitoj vietoj buvo apsčiai, kiek tik nori. O dinozaurai maitinosi, tai va, pas Justiną ant rankovės yra matosi, va, tokios suktos raigės. Tai čia vadinami galvakojai moliuskai, kurie užaugdavo, nu, čia bent jau užaugdavo iki 40 cm skersmens. O gigantiškieji amonitai, randami pasaulyje, užaugdavo daugiau negu 2 metrai. Įsivaizduokit. Tai maisto buvo be galo daug. Dar be to, tie jūriniai dinozaurai maitinosi belemnitais. Ar žinot, kas belemnitas? Vėlgi, galvakojais moliuskas ir jo kriauklė, vaikai, labai keista. Jeigu visi moliuskai, kuriuos mes pažįstam, tai tikriausiai žinot, kad turi išorinę kriauklę. Jeigu jam pavojus yra, jis įrenda į tą kriauklytę, pasislėpia. O belemnitas turėjo vidinę kriauklę. Ta vidinė kriauklė labai panaši į šovinį. Vat kas jau turit knygutes, Justinas gal davė. Tai ten tų belemnitų yra pavaizduota. Tarsi šovinys toksai smailėjantis. Tai jie buvo labai nedidukai, bet kartais randama ir 15 cm dydžio. Tai vat vieną tokį mes tą gigantiškai belemnitą taip pat radom. O be to šitose ulienose, kurias mergytė ir berniukas skaldo, tai gausu ir kitokių dvigeldžių moliuskų, brachiopodų, gastropodų. Nu, aš vėliau, jeigu mes atrasim, aš jums jas parodysiu, supažindinsiu. Taigi dabar visiems ko linkiu surast dinozaurą, vaikai. Visą, ko dar nėra rasta, bet jau patvirtinta, kad šitose vietose jie gyveno. Nes jų dantukų, jų fragmentus kaulų radom. Bet aš labai norėčiau ir tikiuosi, kad mes padarysim stebuklą. Ir bus perrašytos visos Lietuvoje išleistos knygutės, kur rašoma, kad Lietuvoje dinozaurų nebuvo. Mes jau jas perrašėm, vaikai. Taigi linkiu jums sėkmės, ieškant ir randant. Gerai? Gerai. Šaunu. O dabar galima prieiti, pasižiūrėkit, vaikai. Parodysiu uolienas, kuriuose dažniausiai randamos tos fosilijos. Va, ateikit pas mane, o mes čia turim va pavyzdį. Dabar šitą uolieną skelsiu. Reikia šitą. Nu, va, vaikai. Dabar galite pasiimti rankytės. Va, šitie mažiukai kriaukliukai, tai yra vadinami brachiopodai. Tai yra dvigeldžiai moliuskai. Jie užaugdavo nelabai didelį, nu kitas pats didžiausias iki maksimum iki 3 cm. Bet labai gerai išlikusių jų, labai daug. Kartais juose yra išlikę ir žinot, kas jų vidus prisipildė tokio labai gražaus panašaus į auksą mineralo, tai yra pirito. Jeigu pamatysit aukso spalvą, tai ten bus piritas. Nu tai praktiškai geležis. Gerai. Tai va šitos pilkos uolienos gali būti iš išorės. Va, matot va šitą va, didžiulę. Tai taip pat. Irgi yra nuosėdinė uoliena, tai yra buvęs jūros dumblas. Dabar jeigu galima pasitraukti. Dar biškutį, jeigu galima. Va, žiūrėkit. Va, pasižiūrėkit, va. Va, matot amonito atspaudas. Tiksliau ne atspaudas, o kriauklės fragmentas ir išlikusios spalvos. Matot, perlamutrai. Gali čia atsisukti, pažiūrėti biškį. Va, o, koks gražus. Tai man atrodo, kad šitam gabaliuke mes dar rasim kažką tai pilno. Nu. O, va čia yra, va, vaikai, kartais auga tų kriauklyčių viduje, auga tokie gelsvi kristaliukai. Tai čia yra kalcito kristalai. Ir jeigu mes dabar va pasižiūrėtumėm per lūpą, aš dabar, man atrodo, kažkur turiu. Kažkur
nežinau kur. Tai pamatytumėt mažas piramidytės, tokias smailėjančias. Tai kristaliukai tie ir auga tokios trikampikų formos. Va, prašau. Nu, dabar pasitraukim, pabandysim šitą išpreparuoti, išanalizuoti, kas čia viduje yra. Gerai? Va, čia yra tas tikras amonitas buvęs, bet jo gabaliukas atskilo čia. Nu, bandykim. Va. Visas, matot, šitas akmuo sudarytas iš fosilijų. Sargiai? Užsimerkit. Matot, kiek spraičia. Gerardai, užsidėk rankytę ant akyčių. O va čia va, vaikai, va, dar vienas dalykas. Va, žiūrėkit, va, čia yra suakmenėjęs medys. Tai yra jį pakra... Va, o čia matot amonitas, va, visas amonitas. Matot? O čia tai gražus. O va čia dar matot vienas amonitas, va, ir glūdi. Vidinė, vaikai, žinot, kaip jisai judėdavo vandenyje? Ne. Toj suktoj kriauklytėje būdavo tokios tuštumos. Ir tose tuštumose, žinot, matėt, kaip sliekas šliaužia. Jis tai pailgėja, tai sutrumpėja. Štai vėl pailgėja, vėl sutrumpėja. Nešliaužia. Tai įsivaizduokit, šitas galvakojis moliuskas mokėdavo savo kūną suspaust, sumažint. Ir tada žinot, ką darydavo. Į tą savo kriauklytę, nežinau, gal kad jam šilčiau būtų, pabezdėdavo. Ten susikaupdavo dujos ir jis tada žinot, ką padarydavo. Staiga savo kūną išplėsdavo ir tos dujos išeidamos jį pastumdavo, tarsi reaktyviniais varikliais judėdavo. Nu, tai va, tose pertvarėlėse, va čia va, matosi tos pertvarėlės, kaip jisai viduje atrodė. Ten jo kūnas buvo. Dabar pabandykim dar paskaldyti, gal mes tikrai dar kažką atrasim. Nu, patraukit vaidukus toliau biškutį, arba jeigu turi tokį nukus, susidėkit. Aš. Palaukit. Gerai, vaikai. Arba žinot ką, aš pasitrauksiu biškutį toliau gal ir aš tada jums parodysiu, ką aš čia atrasiu. Gerai? Nu, dabar Geriau procesas įdomesnis, kaip atrodo, kaip... Jūs galite pastovėti vietose. Ar man balsą, dabar jau kelt reikia. O čia bivalyje toksai, irgi dvigeldys moliuskas, didžiulis buvęs. Šitam karjere atrandami dideli, į delną netelpantys tie moliuskai. Nu, dabar atsargiai, vaikai. Dabar labai kietas bus akmuo šitas. Nežiūrėkit gerai. Neskaus. Neprišikslingai. Ne, jis skalumo plokštumos kažkokios neturi, vaikai. Sujaukta struktūra jo. Va, žiūrėkit, va. Tai va, žiūrėkit, vaikai, dvigubai atrandama. Vienoj pusėje atras galim atspaudą, o kitoje pilna tą daiktą. Tai va dabar reikės šitą akmenuką, reikės išpreparuoti atidžiau. Kas čia? O čia, va, vaikai, atsimeni, Gerardai, aš tau rodžiau, sakiau, vienintelis toksai yra rastas. Tai yra jūrų ežys. Va šitą reikėtų pabandyti su mažesniu plaktuku. Aha, gerai, aš irgi turiu ir kaltukus turiu. Tai aš pabandysiu. Jo, pasiruošęs. Vaikai, patraukiam akytės gerai. Melanija, irgi atsitrauk trupučiuką, nes ar pastatymų. Sunku dirbti, žinot, visi vaikai nori matyti. Va, irgi suakmenėjęs, va čia yra bivalija tas vadinamas, o va čia yra suakmenėjęs medys. Tai va, vaikai, vienas labai gražus jau eksponatas. Kas nori, jau gali pasiimti. Bet aišku, žinokit, vaikai, mes dar šiandien rasim daug geresnių. Va, galima, matot, nulupinėti, daugiau atidengti to moliusko, va, kad jis matytųsi kaip išlindęs. Va, matot? Gerai, dabar palaukit toliau. Šitą labai įdomu, kaip mes galim gražiai išskelti, kad jis nesutrupėtų. Čia labai sudėtinga. Kaip vienoje ekspedicijoje, kai roviau į pirštą. Kaip ant akmens. Išsitaškė pirštas. Atsargiai. Vaikai irgi atsargiai. Kažkas nuskilo, bet Mokytojo, kas būtum, jeigu atidarytumėm to? nieko. Ten būtų ta pati uoliena viduje. Greičiausiai. Nu, arba koks nors kitoks kristal. Bet pirito tikrai nebus. Gali būti tik kalcitas. Va, jau aš sumažinau. Va, o tas amonitukas išlikęs. Va.
Ir matot, va ten tuštumas, tai jisai reiškia nepripildytas tos medžiagos. Jį galima būtų mažinti dar. Nu, o šitą pabandykime irgi. Va, o čia yra gastropoda, va. Tokia pailga sukta skriauklytė. Jinai kaip strelytė susukta, bet labai mažytė. Čia jos tik atspaudas, o pasižiūrėti reikėtų, kur jinai yra pati. Va, radau vaikai, va. Va, matot? Va. Jos visiškai kitokios tos sraigytės. Na, čia kas yra dar. Va, kita, žiūrėkit, va, matot? Va. Kokia faina. Čia kas filmuot, va. Skeveldros nelėks čia. Lėks. Tai va, už tai labai prašau visus užsimerkti arba geriau užsidėti. O kol jūs būsit užsimerkę, tą, ką aš rasiu, aš pasimsiu savo. Tai va, apgavo ir Aš vėl. nesusimėgsiu, šakytę susidėsiu. Sidarytas. Va, kaip gražu. Ne, labai gerai, kad jis skyla. Aš jį taip ir laikau. O taip laikau, ten mušu, o čia laikau. Va, ir jis atsidarė, ir žiūrėk. Oi, kas čia. Visi supuolė. Va, kaip jis atrodo. Nors galima suvenyrą. Čia pavieniai dažnai didelį būna. Na ir. O čia va medis, taip, čia medis. Čia medienas, tai gabalėlis. Na, dar pabandykim. Dar, atsargiai akytės. Sidaryt.